O šedevrai vyksta čia virtuviai. Grybai, o špagečiai. Paskui čia skubydė, čia viską nerodyt, dar čia labai. O nerodysi, niekam nerodysi, čia yra slapta, viskas slapta labai. Čia tokia mūsų virtuvė, tuoj suklausim viską. Tuoj vakarieniausim po šios dienos tokio plaukimo. Bet jau įlanka, kaip man įdomu, kas ten yra. Gerai, gal pavalgysiu, susišilsiu trupučiuką, išlipsiu pasižiūrėti. Tykus oras, fainai, pasaka. Kai už lango va toks va vaizdas. Rūkas tokia, žinot, dargana, šalta. Čia ateini, pasižiūrėkit. Čia krosnelė tokia, kuri šildo. Ir kaip gražiai dega. Va taip. Ir nuo jos prišyla visa troba. Vakarieniai, makaronai, špagečiai su dzūkiškais baravykais ir sūriu. Po tokios vakarienės, po tokio šiandieninio vojažo, mesgi turime Castelblanc, šampaniuko ir kitas Campo Viejo kava. Imam Castelblancą. Šiandien tokia proga, kad perplaukėm Hinlūpeno sąsiaurį, kas tai yra, nu, labai reikia ištaikyti orus. Vienu žodžiu, ne visada lengvai pavyksta ir mes, kaip matėt, ir mums nelabai ten pradžioj sekėsi gerai, padaužė bangos, vėjai, paputė vienu žodžiu, tai va tai. Tikrai labai sunki šitą kelionę. Nu, turime va šitą vaparą, ar ne, Kęstuti? Šovėm, mesgi šovėm Šovinį? Kelis net ir tu kai adrenalino pagauta. Tai petarda. Su saliutais. Na gerai. Tai apšventinom ir stalą dar čia nešventinam. Viskas čia taip, kaip priklauso. Tikrai net po laiko pirkimo nieko neišgėrėm. Nu tai va, tai dabar bus ta proga. Už šiandieninį vojažą. Ir už laivą. Į sveikatėlę. Oi, skanus šampaniukas. Tikrai skanus. Alyvuogės iš Lietuvos atsivežta. Einam gert šampaną. Atplaukė vyrukai. Neatsiliko labai daug, sakyčiau. Kokį gerą pusvalandį, turbūt 40 minučių. Labas rytas. Ką, rytinis konsiliumas, renkasi kapitonai. Aptarinėsime orus, pažiūrėsime, kiek šiandien jūrmylių nuplaukti, kur apsistoti, kadangi, na ką, visi turim grįžti, rugpjūčio 24 būti kaip ir vietoj daugiau mažiau, o orai tokį verta apsvarstyti, ką daryti toliau po kiek jūrmylių į dieną. Apsitarėm šiandien viską su Darčeku įgalą, apsižiūrėjom orus, apsižiūrėjom, kuriuose vietose mes stosime, viską. Tai va, tai dabar ką mes pusryčiaujam. Pusryčiaujam, baravykai. Palaukit, kas čia taip užrasojo net. Baravykai, dar lietuviškos danytės turim. Čia dar koks tai daiktas valgomas irgi. Pjausim ar lupsimės, tai čia nežinau, labai kietas. Tai va, tai vienu žodžiu judėsim šiandieną. Trečiąjį, ketvirtadienį, penktadienį ilsėsimės ir jau šeštadienį seksim orus, kada judėti link Tromso. Rengiasi plaukimui. Dar kavytės einam išgersim. Tai apsirengiu, pažiūriu variklį, pažiūriu tepalus. Toliau greičių dėžės tepalus. Ar nėra kuro filtre vandens kokio nors, kai ilgesnis būna plaukimas, reikia pasižiūrėti. Ir viskas. O pietum mes gaminame kiaulieną. Va ten va. Orkaitė veikia puikiai. Viršus kažko nelabai veikia, bet nesvarbu. Turėsime mėsytę su bulvėm, kad tos racionas mitybos būtų
geresnis, įdomesnis. Užtraukia iš karto langus. Antrą valandą sutarėm išplaukti. Tai ruošiamės po truputį. Judam truputėlį iš šitos jau įlankos. Labai saugi, labai faina įlanka. Į krantą čia nelipom. Kažkaip tai labai ir oras toksai prastas. Šalta ir tokia šlapdriba. Tai keliaujam iki kitos įlankos šiandien. Žadam nuplaukti apie 45 jūrmylės. Vėjo turėtume gauti į šnipus labai nedaug principė. Turėtų būti toks jau daugiau mažiau ramus plaukimas. Ir matau rūko tiek jau daug nėra. Tai tikėkimės, bent bus šitaip, kad matysis net krantas normaliai. Šiandieną vaizdas visai geresnis, vakar nieko nesimatė, o šiandien vaizdai štai tokie vat. Aplinkui salų, salelių. Va, ir mūsų krantas, kur buvom, dabar jau visai kitas vaizdas. Jau net įdomu. O, vien akmeninai. Ryte sakė, buvo atėjęs pas mus vėplys. Tai va, ir šiaip nerekomenduoju laikyti valčių per naktį ant vandens, nes gali ateiti vėplys ir suiltim, kirsti ir prakiurdyt. Ir taip pat nufotografavo, kaip ruonis atėjęs prie mūsų valtės, žiūri į vidų, yra ko ar nėra. Tai va, šiaip tai viską iš vandens reikia susikelti į laivą ir nieko ant vandens per naktį nepalikti. Ką įprastai daro buriuotojai, pavyzdžiui, tai va, viską reikia susinešti, susidėti tvarkingai. Iš tikrųjų oro sąlygos keičiasi labai dažnai, kartais kas 5, kas 10 minučių, kartais vėjas taip smarkiai sukyla, kad net nesupranti, kurioje vietoje randiesi, jeigu ne elektroninis jūrlapis. Tai va, tai dabar vaizdas į priekį, va, štai toksai, rūkas žemyno praktiškai dabar vėl nesimato. Visiškai plauki į rūką, matomumas tai neblogas, principė, gal tokia gera jūrmylė. Tik čekus mačiau ir jau už pusės minutės nebematau. Galvoju, gal jūros vėplys koksai išlindo, bet ne. Tai va, tai čia viskas labai greitai vyksta, viskas keičiasi, dėl to jūs dar reikia būti pasiruošus. Živilė, tai nieko prisipirkti žaislų susitikęs. Pasivalau su skuriuku, kad matyčiau, kad iš ledo lytį nepataikyčiau kokią, tai kol galiu čia sėdžiu šiltai. O kai jau negalėsiu, eisiu lauką stovėti. Bet rankas kabina tai iš karto, žinokit, iš karto. Tai vat, daugiau nieko taip labai nevyksta. Ką, reikia per jūrą įveikti dabar šitas apie 20 jūrmylių, perplaukti jūrą iš vieno kranto į kitą krantą ir paskui plauksim jau palei krantus. Tai jeigu vėl oras leis, bandysiu paieškoti meškų, jeigu neleis, tai ką, va, taip ir sėdi. Nuobodu, iš tikrųjų. Iš tikrųjų yra nuobodu, kai negali stebėti kranto. Kai nieko nematai, tik tai va taip plauki. Tai pavyzdžiui, kai plaukiam jūrą, ten iš Tromso iki Lokių salos, tai gerai, tai tu būni pasilgęs ant paburiavimo, viską, tos jūros, tai kažkaip tai. Jau kai reikia paskui pastoviai tų jūrų nieko nematyti, tai nežinau, dingsta ir ta romantika tokia. Ne, savita, aišku, romantika, reikia tik vaistų nepamiršti išgerti, nes vėl susuks pykins, jau dabar atsėdžio pačioj, perkeliniu į kompiuterį vaizdo visą medžiagą, kurią jums rodysiu. Ir jau taip negera, jau bloga, jau nefainai, vienu žodžiu, jau jūrligės simptomai prasideda, vienu žodžiu. Tai bet, bet nedidelis plaukimas, tai pakentėsim. Nė meškiuko, nieko, jokio meškiuko nematyti. O mes štai ten ir trupučiuką suksim į kairę pusę. Ką reiškia vandenyno srovė? Kol kas judėsim tokiu greičiu. Šiandien rūko biški mažiau. Pietums kiauliena su bulvytėm. Orkaitai, va taip va. Viskas atrodė labai gardžiai.
Kol aplinkui toksai rūkas, tai belieka tik tai viduje šiltai palapiniai sėdėti. Valgyt. Jau čia pavakarius tokius. Ką čia turim? O, 5 valandos, tai va. Jūra šiek tiek banguota, bet šiaip viskas neblogai. Ant variklio ten žemė, bet aišku, nesimato ir dar ilgai nesimatys. Ir judam kaip ežiukai rūke. Dar liko pusę kelio, apie 20 jūrmilių kažkur tai. Tai dabar jau išėjau į lauką, nes jau nebegalima sėdėti viduje, kadangi labai prastas yra matomumas. Kai matai ten kokią pusę jūrmilės, tai viskas yra gerai. Bet jau kai lieka, nežinau, matomumas ten 50 metrų, tai viskas, jau reikia žiūrėti, nes plaukiam pro tokius salynus ir gali būti dreifuojančio ledo. Tai fiziškai galiu nesuspėti, plus labai rasoja didelio temperatūrų skirtumo, nes čia dabar yra tikrai labai šalta, gal kokie 2 laipsniai, tik tai labai kondensatas renkasi palapiniai. Ir labai langai rasoja ir per juos nesimato. Tai va, tokiam aklam pasaulyje dabar, nes jeigu ne navigacinės priemonės, ne GPS, tai nežinotume, kur esame ir nežinotume, kur plaukti. Gali visas 4 pusės keliauti. Tai va, bet gerai, jūra rami, vienas kitas paukštelis, viskas, kažkas išlenda, pasisveikina. Tai nėra taip nuobodu plaukti, bet aišku, krantų nesimato, tai liūdesys toksai, liūdesys iš tikrųjų. Liūdesėlis. Tai reikia stebėti. Iš rūko va tokie va išlenda icebergai, su kurio kuo mažiausiai norėtum susidurti. Toks rūkas, kad net nenori sufokusuoti. Taigi ledo stebėjimas turi būti nuolatinis, vadinamas Ice Watch. Šitas nemažas. Su mažesniu gali susidurti, nieko baisaus. Bet su tokiu tai ne. Jau ant tokio užlipus tai gali būti reikalų. Gerai atrodo. Ir iš karto reikia žiūrėti į priekį. Iš karto, iki jų praktiškai, kaip pamatai, didesnį va tokį, tai pusę minutės iki jo. Tai turi per pusę minutę priimti sprendimą. Tai gali pusę minutės nusileisti į apačią, o dabar nueisiu arbatą susikeičiau, užsipilu ir vėl čia parbėgu. Nu ir taip visą dieną, kol toks rūkas. Nebūtų rūko, tai jokių problemų, užmetė akį. Toli, jūrmilė, 1,5. Sėdi, tvarkaisi, daraisi, ką reikia. Vienu žodžiu, o dabar va taip va. Čia va, visą laiką. Truputį rūkas prasisklaidė. Špicbergeno rytinė dalis pasirodė. Rūke tokiam dar vis tiek. Šiek tiek geresnis matomumas, jau galima sėdėti palapiniai. Bet kai jau matai krantus, nori lipti ant laivo ir stebėti viską. Tai va, tai. Ir iš karto toks šaltis lyg tai dingsta, įsivaizduojat? Kaip net šilčiau lauke pasidaro, kai tas rūkas prasisklaido. Nes šiaip tai stovi, va, ranko šala, dabar lyg tais viskas kaip ir norma. Tai ką čia taip ir praplauksim tą visą Špicbergeną tokiam rūke? Ne. Penktadienį žada žiauriai stiprų vėją. Tai niekur neplauksim, būsim Inkaravietėj. Gal pravaikys čia tos vėjus biškutį. Prapus, gal atsivers vaizdų gražesnių.
Gal bus vėl galima mešką stebėti. Svarbiausia, kad eina plaukti, kažką matom, ne tik tai rūką, ne tik tai esame ežiukai rūke. Tai dabar jau yra, išplaukėm 2 valandą, dabar jau, ką čia turim, 8:30. Dar geros 3 valandos, kol būsim Inkaravietėj. Apie 12 nakties būsim. Tai va, iš lėto sau judam, tai 4, tai 6 mazgais, nes srovės keičiasi kas 6 valandas, potviniai atoslūgiai. Taip va ir judam. Nueinu į apačią, užkandu, vis arbatos kokios atsigeliu ir taip pat darau ice watch'ą. Dabar jau ice watch'ą darysiu iš palapinės. Žemė! Na pagaliau išlindom iš šitų rūkų zonos tokios. Jau priekyje matau šiek tiek šviesiau tenais. Tai jau visą dieną šitai patvarėm, jau akims atgaiva. Ten net lygtais žolė tokia, samana matosi priekyje. Dabar jau paimsiu žiūroną, pažiūrėsiu, gal matysiu kokią mešką. O mes plaukėme vat štai ten vat. Ten bus tokia įlanka ir ten toksai bus dabar kitas toksai sąsiauris, apie kurį papasakosiu rytoj. Nes jis ypatingas tuo, kad jam yra labai stipri priešinė srovė ir reikia apskaičiuoti laiką, kada juo galima plaukti. Kitu atveju srovė gali siekti 11 mazgų. Įsivaizduojate, jeigu mes plaukiam įprastai kokiais 5-6 mazgais, tai čia 11 mazgų srovė, tai čia tave nuneš, niekaip tu nepraplauksi pro jį. Tai va, tai reikia labai išnagrinėti potvinius atoslūgius ir pasižiūrėti, viską suskaičiuoti. Tai va, tai dabar yra 9:30, dar 2 valandos plaukimo, leisim Inkarą, gersim arbatą, valgysim ir eisim miegoti. Vat štai šiandien tokia diena. Na, nelabai įdomi, na, bet tokia patirtis, tokia praktika šios dienos. Jūra rami, šiaip tai štilius, tokios pavienės bangelės. Na, ir toksai skurdus vaizdas, toksai skurdus vaizdelis. Jo, atšiauručia, liūdna, liūdnoka. Va ten jau, tenai jau šviečia gražiau, gal ten bus šiek tiek įdomiau jau. Čia tai liūdna, drėgmė, šaltis. Tai nežinau. Ką jums čia ir papasakoti, ir parodyti daugiau. Vaizdai tokie ganėtinai monotoniški. Turi būti labai didelis mėgėjas tokių kraštų. Kad čia važiuot, kad čia keliaut, kad žiūrėt tokius vaizdus. Jo, na, bet čia oro nepasirinksi. Kaip pasiseks jau plaukiant. Vieniem gal geresnis oras, kitiems vatrūkas, pavyzdžiui, kaip mums. Dabar vėl viskas kaip ir neblogai. Čia niekad nežinai, kaip bus. Niekad nežinai. Tolimoje yra įlanka. Štai. O mes lysime kažkur tai arčiau. Štai va padešinę ten pusę. Vietos daug nėra, bet kažkaip bandysim tilpti. O čia srovės gerai nešioja laivą, iš tikrųjų. Ir vanduo matosi toksai, na, tokios rudos spalvos. O čia ant uolų gyvena labai daug paukščių. Jo, čia srovė, tai beleka, čia net verda vanduo. Čia net verda viskas, pažiūrėkit. Laivą nešioja, tai irgi taip atitinkamai. O ten tokia įlanka, tai varau iš karto ją, reikės lygus susižiūrėti. Nes ir laivas labai sunkiai valdosi. Verda, visur verda. Bet turiu net 8 mazgus. Turiu net 8 mazgus. Prašau, per šitą nereikau. Per šitą atsasiaurį. Bet dabar lysim čia, nes reikia pasiskaičiuoti, kada čia tinkama tikrai srovė, nes čia dabar nesuprasi. Tai į priekį neša, tai čia 8-7. Jo. O ten va rytoj plauksim, reikės įsiaiškinti, viską pasiskaičiuoti. O dabar, kur nėra srovės, varom. Kur ramu, nes čia ir vanduo, va, visokių spalvų, čia toks, čia šviesus, čia tamsus, mutnas toksai. O ten, va, tai yra įlanka. Tur truputėlį pasikėt. Jo,
Tokias vietas reikia perplaukti pailsėjus gerai, ne naktim jau čia. Jau čia vietelė tai gerulė. Vanduo nuo srovių maišymosi verda net, verda. Čia vanduo visokiausių, čia vanduo visokiausių spalvų. Nuo kakavinio iki tokio briliantinio. Va ir čia, kad važiuoja irgi neranda kur nuleisti normaliai inkarą, nes giliai, nelaiko, nekabina. Srovės, dar vėjas kaip tyčia, tai toks kaip pragaras. Dar tokios suolos, visur sniegas, apsiniaukia. Jo, bet nieko, inkariukas jau laiko mūsų tvirtai, daviau 2000 apsukų, jau į dugną gerai įsikasė jisai. Tuo išjungsim variklį, eisim šiltai skaniai pavalgyti, išgert arbatos ir pailsėti, nes jau yra 12 valandų nakties. Čia kai irgi žiūri vietos, sudėtinga čia trupučiuką. Jo, matau, įsitempęs, deda atotampą. Jau laivelis stovi. Viskas. Varom ir mes valgyt raviolių. Vai, šiltai. Jau šiandien gerulė dienelė. Rūkas, lietus, vėjas, bangavimas, ta drėgmė tokia. Tikra šiaurė. O! Perfekt!